Taip, triškutį viršėm, nu tai nieko, aš čia prie jau ką tvarkysim, gerai? Esame prekybos centre Ozas. Čianais mamos dienos proga darome pasikeitimus merginom, kurios neturi mamos. Ir nuėjom parduotuvę Rezerv, išrinkome suknelę, batelius, papuošalus, dabar esame salone Salon Plus ir keičiame šukuoseną. Tai ką, tai iš tikrųjų... Nori dažyti ar ne? Juodai noriu. Niekada. Štai kada nors nustažysi. Nu, aišku, eksperimento tvarka, suprantu, pamatys nustažysi, po to paverksi mėnesiuką ir po to vėl atsidažysi. Bet siūlau kaip daryti dabar va. Iš viso turbūt būtų sunku pasakyti ne žmogui, kuris užaugo be mamos. Galiu tik tai įsivaizduoti, koks tai sunkus dalykas. Ir galbūt netgi dabar prisiminiau, kad artėjo mano išleistuvės, man mamos patarimai buvo nesvarbus, nors aš ją ir turėjau. O galbūt, kada jos neturi, tai patarimai yra itin reikalingi.